ginčas ir dėl kamuolio kovoja Dainius Miliūnas ir Andrius Jurkūnas. Ir pirmąjį kamuolį laimi Dainius Miliūnas, tuo pradžiugindamas Plungės Olimpo komandos gerbėjus. Eugenijus Vaškys jo metimą blokuoja Jurkūnas, tačiau padeda savo komandos draugui Dainius Miliūnas ir pirmieji aikštelės šeimininkų Plungės Olimpo krepšininkų taškai. O štai dabar žaisdamas prieš savo komandos draugą prasižengia 9 numeris Eugenijus Vaškys. Atrodo, būtent jis sukirto per ranką Evaldui Jociui. Netaiklus pirmasis tolimas metimas ir kamuolį vėl atkovojęs buvo Evaldas Jocys, tačiau metimas iš po krepšio per dviejų krepšininkų iškeltas rankas buvo netaiklus ir dabar su kamuoliu jau vėl Plungės Olimpo krepšininkai buvo su kamuoliu, kadangi jį jau turi Šarūnas Jasikevičius ir vėl klaida. Šį kartą perima kamuolį 4 numeris Sigitas Kožukauskas, pats prasiveržia, taškų nepelno, tačiau priverčia prasižengti Šarūną Jasikevičių. Pirmoji jo pražanga šios dienos rungtynėse ir Sigitas Kožukauskas prie baudos metimų linijos. 2 baudos metimai į Lietuvos jaunimo rinktinės krepšį bei galimybę padidinti skirtumą iki 4-0. 1,83 cm ūgio gynėjas, 23 metų amžiaus krepšininkas. Štai dabar pataiko pirmąjį baudos metimą ir padidina skirtumą. Na, žaidė, tiksliau sakant, turėjo LKL licenciją Sigitas Kožukauskas ir dalį praeito LKL sezono, tačiau kitą dalį praleido žaisdamas antrojoje Plungės komandoje, tai Žemės ūkio mokyklos komandoje, kuri rungtyniauja Lietuvos krepšinio A lygos pirmenybėse. Ir vėl puikus klaidinantis judesys, 2 taškai. Skrieja į viršų Dainius Miliūnas po apgaulingo Evaldo Jocio judesio ir dar prasižengia Plungės Olimpo krepšininkai. Ir prie baudos metimų linijos Evaldas Jocys. Taiklus ir baudos metimas, taigi rezultatas dabar toks: 4-3 pirmauja Plungės Olimpo krepšininkai ir su kamuoliu vėl Sigitas Kožukauskas. Perduoda Eugenijui Vaškiui. Vaškys atmeta Kožukauskui, Kožukauskas krepšininkas turintys gan taiklę ranką ir štai dar vienas jo taiklus metimas. Gan aktyviai ir rezultatyviai pradėjo rungtynės šis nedidukas, beje dabar pats mažiausias aikštelėje esančių Plungės krepšininkų ir jis pelnė jau 4 taškus, vėl didinamas skirtumą, kurį dabar bandė išlyginti tolimu metimu Andrius Jurkūnas. Ir dar vienas metimas iš 2 taškų zonos, šį kartą netaiklus Arūnas Drąsutis, 15 numeris. Ir vėl kamuolys Andriaus Jurkūno rankose, puikus perdavimas Jociui, Jocio metimą blokuoja Drąsutis ir tik antrojų bandymų Evaldas Jocys vėl sėkmingai sužaidžia po varžovų krepšių, pelno 5 tašką, kol kas vienintelis krepšininkas pelnantis taškus Lietuvos jaunimo rinktinėje ir po jo taiklaus metimo dabar komanda skiria tik 1 tašką, 6-5 pirmauja Plungės Olimpo komanda. Eugenijus Vaškys bando prasiveržti pro Dainio Adomaitį. Na, pagrindinė problema, kurią teks įveikti, bandyti bent jau įveikti Olimpo krepšininkams, tai yra daug didesni varžovai, tas centimetrų pranašumas, kurį turi Lietuvos jaunimo rinktinė. Na, dabar grąžins kamuolį iš už šoninės linijos Olimpo krepšininkai. Vėl Sigitas Kožukauskas, prieš jį Šarūnas Jasikevičius, vienas iš taip vadinamųjų Amerikos legionierių Lietuvos jaunimo rinktinėje, kurių yra iš viso šie komandoje net 6. O štai taiklus pirmasis tritaškis. Mindaugo Pranckevičiaus metimas, 9-5 pirmauja Plungės Olimpas ir bent jau rungtynių pradžia kol kas klostosi gan įdomiai. Ir Lietuvos rinktiniai vis dar tenka vytis savo varžovus. Jasikevičius, perdavimas į kairį kraštą, Timinskas prasiveržė pro galinę liniją. Buvo bandoma gražiai sužaisti, dabar suklaidino netgi 2 krepšininkus. Mindaugas Timinskas, tačiau metimas nepavyko ir štai dar vienas šansas Lietuvos rinktinės gynėjas, perdavimas Timinskui ir šį kartą po gražaus ir laiko atlikto Šarūno Jasikevičiaus perdavimo Timinskas pelno pirmosius taškus savo komandai ir vėl mažina skirtumą iki 7-9. Pirmauja 2 taškais Plungės Olimpo krepšininkai, Eugenijus Vaškys. Arūnas Drąsutis atmeta vėl prie tritaškio stovinčiam Pranckevičiui. Šį kartą Pranckevičiaus metimas netaiklus ir atkovoja kamuolį vėl Olimpo krepšininkai. Bei dabar šį šansą išnaudoja Dainius Miliūnas, pelnydamas 4 tašką ir vėl atitrūkdamas nuo savo varžovų. 4 taškais dabar pirmauja Plungės Olimpas, 11-7 ir Andrius Jurkūnas su kamuoliu. Krepšininkas studijuojantis Klemsono universitete pataiko dabar iš 3 taškų zonos ir tai turėtų būti tarsi perspėjimas Plungės Olimpo krepšininkams, ypač
Dainiui Miliūnui, kuris dabar dengia Andrių Jurkūną, kad Andrius Jurkūnas pavojingas ir prie 3 taškų linijos ir dabar gali padaugėti darbo gynyboje Dainiui Miliūnui. Nu, jis beje kol kas yra toks vienintelis tikrasis aukštaūgis Plungės Olimpo komandoje. Dabar prasižengia Mindaugas Pranskevičius, taip gan kietai nugesinęs Evaldo Jocio komandos draugo metimą. Šį kartą žaidžiančio kitoje ekipoje Lietuvos jaunimo rinktinėje. Taigi, 2 baudos metimus mes dabar Evaldas Jocys po to, kai prasižengė Mindaugas Pranskevičius, komandos kapitonas ir skirtumas dabar Olimpo pranašumas tik 1 taškas, 11-10 pirmauja aikštelės šeimininkai, sužaista beveik 4 minutės pirmajame kėlinyje ir minutės pertraukėlės prašo Plungės Olimpo komandos treneris, tai yra Lietuvos jaunimo rinktinės treneriai Henrikas Giedraitis ir Šarūnas Sakalauskas. Ir dabar matyt pabandys šiek tiek pagerinti savo komandos žaidimą Lietuvos jaunimo rinktinės treneriai. Na ir aišku, panašių tikslų sieks ir Steponas Milašius. Turbūt galima jį pavadinti laikinai einančių vyriausiojo trenerio pareigas. Na, kaip papasakojo šio klubo viceprezidentas Vitas Klimas, galutinai vyriausiojo trenerio klausimas bus išspręstas Liepos mėnesį. Na, ir tuomet sužinosime, kasgi kitais metais treniruos Plungės Olimpo komandą. Priminsiu, šiame sezone, reguliariajame LKL sezone, užėmusią 3-ąją vietą ir pusfinalyje tik po labai atkaklios kovos vos kelių taškų persvarą pralaimėjusią rungtynes. Ta play-offų serija, pusfinalio serija Kauno Žalgirio komandai, kuri po to sugebėjo įveikti ir Atletą, nors ir pralaimėdama 0-2 laimėjo 3-ąsias LKL pirmenybės 3-2. Netaiklus antrasis Evaldo Jocio baudos metimas, taigi rezultatas lygus. Jocys kol kas pelnė savo komandai 6 taškus, jis rezultatyviausias krepšininkas Lietuvos jaunimo rinktinėje. Po 4 Plungės Olimpo komandoje kol kas įmetė Dainius Miliūnas ir Sigitas Kažukauskas. Ir vėl su kamuoliu Sigitas Kažukauskas, šiandien daugiausiai atliekantis žaidžiančiojo gynėjo funkcijas. Ir atrodo, Evaldas Jocys dabar stumtelėjo jau prasiveržusi pro jį Mindaugą Pranskevičių. Taip gelbėdamas situaciją prie savo krepšio. Ir prie baudos metimų linijos dabar Plungės Olimpo komandos kapitonas, kol kas pataikęs 1 tritaškį. Ir po taiklaus baudos metimo Plungės Olimpas vėl išsiveržė į priekį. O dabar šis skirtumas didėja iki 2 taškų, 13-11 pirmauja aikštelės šeimininkai. Ir vėl pereina į varžovo aikštelės pusę pagrindinis Lietuvos jaunimo rinktinės žaidėjas Šarūnas Jasikevičius. Mindaugas Timinskas, Andrius Jurkūnas. Ir štai dabar jau priverstas iš labai arti dengti Jurkūną Dainius Miliūnas, tačiau iš nepakankamai arti, kadangi Jurkūnas vėl pelno 3 taškus ir vėl persveria rezultatą Lietuvos rinktinės naudai 14-13. Jurkūnas kol kas pataikė abu tritaškius metimus. Ir su kamuoliu Arūnas Drąsutis, Eugenijus Vaškys. Gražus metimas kabliu po verkstės ir Eugenijus Vaškys pelno pirmuosius taškus savo komandai šios dienos rungtynėse. Vėl persvara Olimpo komandos naudai. 15-14 pirmauja aikštelės šeimininkai ir dabar prasižengė Arūnas Drąsutis. Pavyko jį suklaidinti Mindaugui Timinskui. Ir tai yra antroji Drąsučio pražanga šios dienos rungtynėse. Ir kamuolį dabar turi Šarūnas Jasikevičius, kurį bando iš arti. Ir gan tolokai nuo tritaškio linijos dengti Sigitas Kažukauskas. Ir kol kas dažnokai klysta Lietuvos jaunimo rinktinė. Priminsiu, ši komanda visai nesenai dalyvavo tarptautinėme turnyre Turkijoje, kur iškovojo 1-ąją vietą, tapo šio turnyro nugalėtoja. Ir būtent ši komanda dalyvaus ir ten pat Turkijoje birželio 30 dieną prasidėsiančiame pasaulio jaunimo čempionate. Ir štai šis turnyras yra tarsi vienas iš pasiruošimo etapų, rengiantis šioms svarbiausiams jaunimui sezono varžyboms. Nu, dabar perėmė kamuolį Dainius Miliūnas. Ir jį dengdamas buvo priverstas prasižengti Andrius Jurkūnas. Pirmoji Jurkūno pražanga, nu, Miliūnas meta 2 baudos metimus. Netaiklus pirmasis baudos metimas, kol kas Miliūnas pelnė 4 taškus savo komandai. Antrasis taiklus ir skirtumas padidėja iki 4 taškų. 18-14 pirmauja Plungės Olimpo krepšininkai.
po šio baudos metimo ir vėl priversti vyti savo varžovus Lietuvos jaunimo rinktinės žaidėjai. Priminsiu, kad po šių rungtynių vyks dar vienas mačas, kuriame žais Lenkijos nacionalinė vyrų rinktinė su Belgijos jaunimo komanda. Beje, taip pat dalyvausiančia Turkijoje vykstančiame jaunimo čempionate. Na ir šių dviejų rungtynių nugalėtojas, štai šio mačo ir po to vykstančių rungtynių nugalėtojas patenka į finalą, kur rytoj 18 valandą žais dėl pirmos vietos ir dėl nugalėtojų taurės. Baltijos televizijos transliacija prasidės 19 valandą, o tos komandos, kurios pralaimės pirmuosius savo susitikimus, žais dėl 3-4 vietos. Ir štai dabar su kamuoliu Lietuvos jaunimo rinktinė. Pirmieji keitimai Lietuvos jaunimo rinktinės komandai vietoje Jasikevičiaus ir Timinsko į aikštelę. Pirmą kartą šios dienos rungtynėse įeina 10 numeris Kęstutis Marčiulionis ir 8 numeris Nerijus Karlikanovas. Ir dabar Nerijus Karlikanovas su kamuoliu. Gan sėkmingai Karlikanovas žaidė turnyre Turkijoje. Ir dabar pelno 2 taškus, švelnindamas rezultatą. Po jo pataikymo dabar tik 2 taškais pirmauja Plungės Olimpo krepšininkai. Vos nesuklysta aikštelės šeimininkai, meta iš 3 taškų ir nepataiko Eugenijus Vaškys. Ir Lietuvos rinktinė įgyja šansą išlyginti, galbūt net ir persverti rezultatą. Kęstutis Marčiulionis. Vėl Karlikanovas. Evaldas Jocys. Po šių dviejų keitimų kiek padidėjo. Dar padidėjo Lietuvos jaunimo priekinė linija. Karlikanovas, kurio augis 2,4 cm, matyt taip pat bus krepšininkas, kurį labai atidžiai reiks dengti ir kurį labai sunku gali būti dengti Plungės Olimpo krepšininkams. Dabar būtent jis prasižengia kovodamas dėl kamuolio po varžovų krepšiu. Ir kamuolys atitenka Plungės Olimpo krepšininkams. Komandos kapitonas Pranskevičius, Vaškys su kamuoliu. Vaškį dengia Dainius Adomaitis. Beveik visi Plungės Olimpo krepšininkų varžovai yra šiek tiek didesni už savo oponentus, tačiau tai netrukdo. Štai taip sėkmingai vėl sužaisti Arūnui Drąsučiui, pasinaudojo dabar savo greičiu ir po gražaus klaidinančio judesio vėl didina skirtumą iki 4 taškų. 20-16 pirmauja Olimpas. Ir Evaldas Jocys vėl švelnina rezultatą savo salėje. Šis krepšininkas jaučiasi tarsi žaistų Plungės Olimpo komandai, į kurios krepšį jau yra įmetęs 8 taškus ir kol kas yra rezultatyviausias krepšininkas Lietuvos jaunimo rinktinėje. Ir vėl kamuolys atitenka Lietuvos jaunimo rinktiniai. Kęstutis Marčiulionis, Evaldas Jocys. Ir Nerijus Karlikanovas taip pat žaidžia gan tolokai, net nuo tritaškio linijos. Andrius Jurkūnas. Tokie 2 tritaškai privertė dabar atidžiau dengti į Dainių Miliūną, o dabar gynyboje prasižengia 10 numeris Eugenijus Vaškys. Tai yra Mindaugas Pranskevičius. Ir tai yra 3 asmeninė Mindaugo Pranskevičiaus pražanga. Na, dabar Plungės Olimpo komandos kapitonas bus priverstas žaisti šiek tiek atsargiau. Na, reiktų pasakyti, kad jis dar žaidžia su nedidelė kojos trauma. Pasitempė čiurną prieš kelias dienas. Ir matyt, tai taip pat turėjo įtakos šio krepšininko žaidimui, bent jau kol kas gynyboje. Nespėja galbūt kartais paskui savo varžovų, paskui savo oponentą ir dėl to priverstas pažeisti taisyklės. Na, dabar prasižengia Evaldas Jocys. Antroji asmeninė Jocio pražanga ir prie baudos metimų linijos vėl Dainius Miliūnas. O dabar 3 pražangas surinkusi Mindaugą Pranskevičių keičia Tomas Venskūnas. Pats aukščiausias Plungės Olimpo komandos žaidėjas, 2,7 cm ūgio krepšininkas. Ir dabar jis kiek pabandys galbūt su Dainiu Miliūnu pagerinti kovą ir grumtynės tiek po savo, tiek po varžovų krepšiu. Miliūnas dabar meta baudos metimus, kol kas pelnė 5 taškus savo komandai. Ir taiklus 3 baudos metimas šios dienos rungtynėse. 4 taip pat. Tai jau 7 Miliūno taškas ir 22-18 vėl 4 taškais pirmauja Plungės Olimpas ir dabar neišnaudoja gan neblogos galimybės pelnyti taškus Dainius Adomaitis, o į priekį jau skuba Plungės Olimpo krepšininkai, pasižymintys gan greitom atakom ir sugebėjimu labai staigiai pervesti žaidimą į varžovo aikštelės pusę. Iš 3 taškų netaikliai meta
Arūnas Drąsutis ir atkovoja kamuolį Tomas Venckūnas, priversdamas prasižengti Andrių Jurkūną. Tai antroji Jurkūno pražanga šios dienos rungtynėse. Kamuolys atitenka Plungės Olimpo krepšininkams, kurie galės pratęsti ataką. Minutės pertraukėlės prašo Plungės Olimpo komandos treneris. 22-18 pirmauja Plungės Olimpas. Lieka žaisti dar 11 minučių ir 21 sekundė pirmajame kėlinuke. Taigi baigėsi minutės pertraukėlė ir su kamuoliu vėl aikštelė šeimininkai, Plungės Olimpo krepšininkai. Arūnas Drąsutis. Ir praranda kamuolį Plungės Olimpo žaidėjai 3-3. Ir iš 2 taškų meta, tačiau šiek tiek netaikliai Kęstutis Marčiulionis ir metimą pataiso antrasis Lietuvos rinktinės gynėjas, 13 numeris Šarūnas Jasikevičius, kuris pelno pirmosius savo taškus šios dienos rungtynėse. Taip pat krepšininkas studijuojantis Jungtinėse Amerikos valstijose, Merilando universitete. Ir vėl su kamuoliu Eugenijus Vaškys. Perdavimas Dainiui Miliūnui. Miliūnas meta iš labai sunkios padėties ir jį šiek tiek stumteli Nerijus Karlikanovas. Antroji Karlikanovo pražanga šios dienos rungtynėse. Ir vėl prie baudos metimų linijos Dainius Miliūnas. Kaip ir įprasta matyti, Plungės Olimpo komandos pagrindinis centras. Ir šiandien žaidžia labai aktyviai, kovingai ir efektyviai Plungės Olimpo komandoje. Ir antrasis netaiklus baudos metimas iš 5. 8 taškus pelnė Miliūnas ir dabar 3 taškais pirmauja Plungės Olimpo krepšininkai. Kol kas beje pirmavę beveik visą laiką, kuris yra sužaistas nuo pirmojo kėlinio pradžios. Gražus prasiveržimas ir netaiklus Giedriaus Aidiečio metimas, tačiau kamuolį dabar atkovoja po gan įnirtingos ir permaningos kovos Plungės Olimpo krepšininkai. Giedrius Aidietis, 12 numeris, taip pat pirmą kartą šios dienos rungtynėse įėjo į aikštelę šis krepšininkas, 2,5 m ūgio. Aukštas, greitas ir labai šoklus krepšininkas, Eugenijus Vaškys. Arūnas Drąsutis dabar kiek agresyvesnė tapo Lietuvos jaunimo rinktinės gynyba. Ir dabar atkovoja kamuolį po tokio priverstinio skuboto Eugenijaus Vaškio metimo Lietuvos rinktinės žaidėjai. Dainius Adomaitis iš 3 taškų zonos ir 3 taškai. Pirmieji šios komandos ir Vilniaus statybos komandos kapitono taškai. Šios dienos rungtynėse pirmasis 3 taškis ir po kapitono 3 taškio Lietuvos rinktinė vėl pasiveja aikštelę šeimininkus 23-23 sužaidus 10 minučių ir 35 sekundės pirmajame šių rungtynių kėlinyje. Eugenijus Vaškys iš 3 taškų zonos, iš gan sunkios padėties, metimas netaiklus ir čia jau padedamas Nerijaus Karlikanovo atkovoja kamuolį iš Kęstutis Marčiulionis, gražus prasiveržimas ir priverčiamas prasižengti Sigitas Kažukauskas. Po antrosios minutės pertraukėlės kiek suaktyvėjo Lietuvos rinktinės veiksmai gynyboje ir tai kol kas neleido rezultatyviai toliau tęsti atakų Plungės Olimpo krepšininkams. O štai pavyko beveik dvi greitos pastarosios kontratakos Lietuvos rinktiniai. Ir po baudos metimo dabar vėl priekyje Lietuvos jaunimo rinktinės krepšininkai. Marčiulionis 2 taikliais baudos metimais persveria rezultatą. 25-23 pirmauja Lietuvos krepšininkai. Ir su kamuoliu vėl Plungės Olimpo žaidėjai. Vaškys nesiryžo mesti iš 3 taškų zonos, atidavė kamuolį į kairį kraštą. Ir Arūnas Drąsutis surado nišą tarp 2 Plungės Lietuvos rinktinės krepšininkų ir vėl sužaidė kaip tarsi didžiojo krašto puolėjo pozicijoje, sužaidė sėkmingai, vėl išlygindamas rezultatą 25-25. Ir dabar prasižengia Dainius Miliūnas, nors nelabai tai nori pripažinti pats krepšininkas. Pirmoji Dainiaus Miliūno pražanga ir kamuolį vėl aikštelę grąžina Lietuvos rinktinė.
Šarūnas Jasikevičius nieko nelaukdamas meta iš 3 taškų zonos ir pataiko vėl didindamas skirtumą iki 3 taškų. Jasikevičius pelno 5 tašką, kol kas Lietuvos rinktinė taškus yra pelnę 7 krepšininkai, Plungės Olimpė 5 žaidėjai. Tačiau, aišku, atsarginių žaidėjų suolelį daug ilgesnį turi Henrikas Giedraitis ir Šarūnas Sakalauskas, 2 Lietuvos jaunimo rinktinės treneriai. Na, beje, Šarūnas Sakalauskas, kaip jau daugelis turbūt žinote, yra vyriausiasis Vilniaus Sakalų komandos treneris, o Henrikas Giedraitis paskutinį kartą Lietuvos krepšinio lygoje treniravo jau bankrutavusią Kauno Laveros krepšinio komandą. Prasižengia Šarūnas Jasikevičius, o treneriai keičia Lietuvos jaunimo rinktinės kapitoną Dainių Adomaitį. Ir baudas bent jau pirmąją netaikliai kol kas meta Drąsutis, antroji taikli, 5 jo taškas šios dienos rungtynėse. Ir skirtumas kiek sumažėja, 28-26 dabar pirmauja Lietuvos jaunimo rinktinė. Ir su kamuoliu Šarūnas Jasikevičius. Vėl aikštelę grįžo Mindaugas Timinskas. Gan kietai dabar puolime sužaidė Timinskas. Ir atkovojęs kamuolį po netaiklaus komandos draugo metimo, Nerijus Karlikanovas pelno dar 2 taškus savo komandai. Ir didina skirtumą iki 4 taškų. Tai didžiausias skirtumas, kurį kol kas buvo įgyję šios dienos rungtynėse Lietuvos jaunimo rinktinės krepšininkai. Arūnas Drąsutis, netaiklus metimas. Ir vėl pavyksta atkovoti kamuolį pačiam Arūnui Drąsučiui. Tuos sudaro galimybę antrą kartą pabandyti laimę Plungės Olimpo krepšininkams šis gynėjas. Ir dabar būtent jį stabdydamas prasižengia Mindaugas Timinskas. Beje, ne tik Ajovos universiteto žaidėjas, tačiau ir Europos vicečempionas iškovojo sidabro medalį su Lietuvos rinktinė 95 metais Atėnuose vykusiame Europos čempionate. Pirmą kartą prasižengia Mindaugas Timinskas. Ir prie baudos metimų linijos Arūnas Drąsutis, kadangi Lietuvos krepšininkai, jaunimo rinktinės krepšininkai jau yra prasižengę pirmajame kėlinyje daugiau negu 7 kartus. Ir dabar baudos metimais vėl mažina skirtumą Plungės Olimpo krepšininkai. Na, nors, kaip jau minėjome, pavyko po 2 minutinių pertraukėlių pagerinti savo komandos žaidimą, ypač gynyboje Plungės Olimpo komandos varžovams, tačiau vis tik kol kas Plungės Olimpo krepšininkai neleidžia pernelyg įsibėgėti savo varžovams. Ir kol kas tik 2 taškais pirmauja Lietuvos rinktinė. Matau, Henrikas Giedraitis ruošia dar vieną keitimą į aikštelę, įleisdamas dar vieną, galima sakyti, šios aikštelės, namų aikštelės žaidėją. Tai Plungės Olimpo komandos krepšininko Ramūną Petraitį, kas suskubs dabar prie kamulio. Grumtynės, Giedrius Aidietis, Eugenijus Vaškys. Ir su kamuoliu galų gale atsiduria Šarūnas Jasikevičius, perdavimas Timinskui. Timinsko metimą blokuoja Tomas Venskūnas. Nevertino dabar susidariusios grėsmingas situacijos po varžovų krepšiu Timinskas, tačiau jo klaidą taiso Giedrius Aidietis, perėmęs kamuolį ir pirmą kartą triuškinančiai įgrūdęs kamuolį iš viršaus į Plungės Olimpo krepšį ir padidinęs skirtumą iki 4 taškų, 32-28. Pirmauja dabar Lietuvos jaunimo rinktinė ir Pranskevičius. Žukauskas suklaidina Jasikevičių, bando išvilioti varžovų gynėjus Plungės Olimpo krepšininkai, o dabar puolime. Puolime prasižengia 9 numeris Mindaugas Pranskevičius. Keitimas Lietuvos rinktinėje. Vietoje Jasikevičiaus į aikštelę pirmą kartą įeina Ramūnas Petraitis, 9 numeris, kaip jau minėjau, Plungės Olimpo komandos žaidėjas. O štai šis epizodas, kuomet vyko grumtynės Plungės aikštelės pusėje ir kamuolį vis tik sugebėjo laimėti Lietuvos jaunimo rinktinės krepšininkai, kurie dabar jį grąžina iš už galinės linijos. 4 kartą prasižengusi Mindaugui Pranskevičiui. Ir iškart keičia žaidėją Mindaugą Pranskevičių Steponas Milašius. Vietoje dabar vėl aikštelėje Eugenijus Vaškys. 32-28. Timinskas meta iš vidutinio nuotolio, netaiklus metimas. Ir po savo krepšiu labai sėkmingai dabar grūmėsi Plungės Olimpo krepšininkai. Beje, kol kas atkovoja, jeigu neklystu, 4 kamuolius. Tai yra 5 kamuolius ir po varžovų krepšių vien per pirmąjį kėlinį. Arūnas Drąsutis. Netaiklus metimas ir nepavyksta, šiek tiek nepavyksta atkovoti kamuolio Arūnui Drąsučiui. Pritrūko iki laimėto kamuolio Arūnui Drąsučiui, užmynė ant galinės linijos ir kamuolys dabar atitenka Plungės Olimpo komandos varžovams. Vėl 2 keitimai, vietoj Aidiečio pelniusio 2 taškus. Įspūdingų metimų vėl grįžta į aikštelę
Andrius Jurkūnas ir vietoj Mindaugo Timinsko žais komandos kapitonas Dainius Adomaitis. Ir su kamuoliu Andrius Jurkūnas, Dainius Adomaitis, netaiklus antrasis tritaškis metimas ir atkovoja kamuolį Tomas Venskūnas ir teisėjas iš Lenkijos vis tik užfiksavo Andriaus Jurkūno pražangą, kuomet pastarasis timtelėjo už rankos ir po to netgi šiek tiek prilaikė kovojusi dėl kamuolio Tomą Venskūną. Ir tai yra trečioji asmeninė Andriaus Jurkūno pražanga, taigi kol kas puolime gan sėkmingai žaidžia abu abu aukštaūgiai Plungės Olimpo komandos žaidėjai, tiek Tomas Venskūnas, tiek Dainius Miliūnas. Ir padėdami savo mažesnių krepšininkų jau privertė 3 kartus prasižengti Andrių Jurkūną, kuris, galima sakyti, yra vienas iš pavojingiausių aukštaūgių Lietuvos jaunimo rinktinėje. Nuo Venskūnui pataikius savo baudos metimus, vėl komanda skiria tik 2 taškai. 32-30 pirmauja Lietuvos rinktinė. Dainius Adomaitis puikiai sužaidžia gynyboje Dainius Miliūnas, nors ir labai rizikingai praleidęs pro save Dainių Adomaitį, tačiau po to vis tik sugebėjo iš už nugaros išmušti kamuolį, o štai dabar klaida gynyboje ir pramiegojo Kęstučio Marčiulionio spurtą į baudos aikštelę Sigitas Kažukauskas ir už tai gavo 2 taškus į savo krepšį. 4. Marčiulionio taškas ir skirtumas vėl padidėjo iki 4 taškų. 34-30. Nu, lieka žaisti 5 minutės 26 sekundės iki pirmojo kėlinio pabaigos ir iš 3 taškų netaikliai metė ką tik aikštelėje ėjęs Alydas Žukauskas. Ir sužingsnioja Kęstutis Marčiulionis, vėl prarastas Lietuvos jaunimo rinktinės kamuolys. Į aikštelę kamuolį grąžins Plungės Olimpo krepšininkai. Taigi 5 minutės 15 sekundžių iki kėlinio, pirmojo šių rungtynių kėlinio pabaigos. Priminsiu, šių rungtynių laimėtojas su antrojo mačo tarp Lenkijos vyrų rinktinės ir Belgijos jaunimo rinktinės nugalėtojų žaidžia dėl pagrindinio šio turnyro prizo. Eugenijus Vaškys. Gražus prasiveržimas ir 2 taškai. Savo būdingų stiliumi Eugenijus Vaškys vėl sugebėjo surasti tarpelį, nedidelį tarpelį varžovų gynyboje ir pelnė 2 taškus, sumažindamas skirtumą iki 4, o štai dabar vėl nepavyko Andriui Jurkūnui ir vėl Plungės Olimpo krepšininkai turi galimybę išlyginti rezultatą, kol kas jie atsilieka 2 taškais. Ir visą pirmąjį kėlinį vyksta labai lygi ir atkakli kova. Didžiausias pranašumas, kurį kol kas buvo pavykę įgyti jaunimo rinktiniai, buvo 4 taškai. Plungės Olimpo komanda vienu metu pirmavo rungtynių pradžioje, taip pat 4 taškais. Ir daug kartų rezultatas keitėsi tai vienos, tai kitos komandos naudai. Pastarąsias minutės nuolat pirmauja Lietuvos jaunimo rinktinė, tačiau tas pranašumas yra labai nedidelis ir labai slidus, ypač žaidžiant su Plungės Olimpo komanda jų pačių aikštelėje. Ir štai dabar 3 metimu didina skirtumą Kęstutis Marčiulionis ir minutės pertraukėlės iškart prašo Steponas Milašius, vyriausiasis Plungės Olimpo komandos treneris. Tai antroji jo paprašyta minutės pertraukėlė šios dienos rungtynėse. Nuo po Kęstučio Marčiulionio tritaškio, kuriuo jisai pelno 7 tašką savo komandai, skirtumas padidėjo iki 5 taškų, 37-32. Ir dabar Steponas Milašius vėl matyt pabandys kiek surikiuoti savo komandos žaidimą. Neturi didelio pasirinkimo kol kas šis jaunas Plungės Olimpo komandos treneris, kaip jau minėjau, laikinai einantis vyriausiojo trenerio pareigas. Antrus metus dirbantis su šia komanda. Praeitais metais jis buvo Rimanto Endrijaičio, vyriausiojo tuometinio Plungės Olimpo komandos trenerio asistentas. O dabar, kaip jau daugelis žinote, Rimantas Endrijaitis kitame sezone treniruos Klaipėdos Neptūno komandą. Baigėsi minutės pertraukėlė, grįžta į aikštelę Plungės Olimpo krepšininkai ir jų varžovai. Dabar Lietuvos jaunimo rinktinės penketas toks: Ramūnas Petraitis, Kęstutis Marčiulionis, 2 gynėjai ir galinė linija. Pirmą kartą pasirodęs aikštelė Tomas Masiulis, Andrius Jurkūnas ir Dainius Adomaitis. Ir Plungės Olimpo krepšininkai: Arūnas Drąsutis, Eugenijus Vaškys, Sigitas Kažukauskas, Tomas Venskūnas ir Dainius Miliūnas. Atakai lieka dar 10 sekundžių. Tomas Venskūnas metimas iš 2 taškų zonos netaiklus ir pirmasis prie kamuolio suskumo Ramūnas Petraitis, tačiau čia pat laiko atsidūręs jo komandos draugas Tomas Venskūnas išmuša kamuolį ir puikus perdavimas bei gražus 2 taškai. Plungės Olimpo komanda vėl žybteli puolime po minutės pertraukėlės, pelno 2 taškus po labai tikslaus ir naudingo Eugenijaus Vaškio perdavimo. Arūnas Drąsutis, kuris įmetė į varžovų krepšį jau 9 taškus.
ir Adomaičiui buvo įrašyta pražanga, o dar vieną baudos metimą pataiko Arūnas Drąsutis ir vėl Lietuvos jaunimo rinktinės pranašumas tik tai 2 taškai, 37-35, lieka dar 3 minutės ir 20 sekundžių iki pirmojo šių rungtynių kėlinio pabaigos ir Lietuvos jaunimo rinktinė dabar jau gan sunkiai ieškanti kelių varžovų krepšio link, netaiklus metimas ir vėl kamuolį laimi Dainius Miliūnas. Gal kiek ir atsipalaidavę, pernelyg atsipalaidavę kartais būna Lietuvos jaunimo rinktinės krepšininkai, ypač žaisdami po varžovų krepšiu. Kamuolys išlieka Plungės Olimpo krepšininkų rankose, nuo Plungės Olimpo komanda kol kas žaidžia savo būdingų stiliumi, tuo stiliumi, kurio dėka ji ir laimėjo 3-ąją vietą paskutiniosiose LKL pirmenybėse ir apmaudė klaida, vėl prarastas kamuolys, 3-2, Kęstutis Marčiulionis, gražus prasiveržimas ir 2 taškai. Po greitos kontratakos Marčiulionis pelnė jų jau 9 savo komandai ir vėl skirtumas 4 taškai. 2 minutės 40 sekundžių iki pirmojo kėlinio pabaigos. Plungės Olimpo krepšininkai, nors ir atsilikinėdami pirmojo rungtynių kėlinio antrąją dalį, vis tik neleidžia kol kas ramiai žaisti savo varžovams. Ir nuolat švelnina skirtumą. Buvo pavykę net išlyginti į Plungės Olimpo krepšininkams. Ir kamuolys dabar atitenka Plungės Olimpo komandos varžovams. Jį į aikštelę grąžina Tomas Masiulis, Kauno Žalgirio klubo žaidėjas. Beje, vienas iš 3 LKL čempionų žaidžiančių šiuo metu Lietuvos jaunimo rinktinės sudėtyje. Ir 2 taškus pelno Andrius Jurkūnas, 8-asis jo taškas šios dienos rungtynėse. 41-35, 6 taškais dabar pirmauja Lietuvos rinktinė ir tai yra didžiausias pranašumas per pirmąjį šių rungtynių kėlinį. Arūnas Drąsutis meta iš labai sunkios padėties ir pataiko Arūnas Drąsutis, kuris pirmajame kėlinyje žaidžia labai naudingai ir rezultatyviai Plungės Olimpo komandoje. Pelnė 12 taškų ir po jo 2 tašką dabar vėl tik 4 taškai skiria komandas. O tuo tarpu lieka žaisti tik minutė 30 iki pirmojo kėlinio pabaigos. Andrius Jurkūnas vėl prasiveržimas, gal kiek ir pavėluotas perdavimas, bereikalingas perdavimas Tomui Masiuliui, pažeista 3 sekundžių taisyklė. Na, gan sudėtingoje situacijoje buvo atsidūręs Andrius Jurkūnas, baudos aikštelėje, nugara į krepšį ir tarp jo ir krepšio buvo 2 Plungės Olimpo krepšininkai. Na, štai dabar Sigitas Kažukauskas turi kamuolį, tačiau per Tomą Masiulį mesti nėra labai jau patogi situacija. Arūnas Drąsutis ir prasižengia 9-asis numeris Ramūnas Petraitis. Pirmoji Ramūno Petraičio pražanga šios dienos rungtynėse. Ir jau 12-oji Lietuvos jaunimo rinktinės komandinė pražanga per pirmąjį kėlinį. Vienintelis krepšininkas surinkęs 3 pražangas yra Andrius Jurkūnas. O Drąsutis toliau renka taškus. Ir dar vienas baudos metimas. Šį kartą netaiklus, taigi 13 taškų pelnė Drąsutis ir dabar 3 taškai skiria komandas, o lieka žaisti minutė 5 sekundės iki kėlinio pabaigos, 41-38. Vėl Kęstutis Marčiulionis ir dar viena apmaudi klaida ir kamuolys atitenka Plungės Olimpo krepšininkams. Dar 58 sekundės, tačiau nieko nelaukdamas atakuoja Kažukauskas, šį kartą netaikliai ir vėl su kamuoliu Lietuvos jaunimo rinktinė. Greita ir aktyvi paskutinė šių rungtynių pirmojo kėlinio minutė, tarsi tai būtų rungtynių pradžia. Teisėjai rodo, galima žaisti toliau. Dar užtektinai laiko šiai atakai. Ir vėl su kamuoliu Plungės Olimpo krepšininkai. Iš 2 taškų meta laisvas paliktas Ramūnas Petraitis. Pirmieji šio krepšininko taškai. Ir dabar Lietuvos rinktinė pirmauja 43-38, o lieka žaisti 26 sekundės iki pirmojo kėlinio pabaigos. Ir šiek tiek mažiau laiko dar gali rengti ataką Plungės Olimpo krepšininkai. 13 sekundžių iki atakai skirto laiko pabaigos ir 15 iki pirmojo kėlinio. Arūnas Drąsutis įsiveržė į baudos aikštelę ir prasižengia. 15-asis numeris Andrius Jurkūnas, 2,4 cm ūgio krašto puolėjas, dabar blokavęs Sigito Kažukausko metimą, tačiau padaręs tai lenkų arbitrų nuomonė šiek tiek liesdamas Sigito Kažukausko ranką. Ir dabar lieka 8 sekundės iki rungtynių pirmojo kėlinio pabaigos. 2 baudos metimus meta Sigitas Kažukauskas.
5 taškais pirmauja Lietuvos rinktinė ir Lietuvos jaunimo rinktinė, jeigu jai pavyktų atkovoti kamuolį arba po 2 taiklių Sigito Kažukausko baudos metimų, dar turės lygiai 8 sekundės tam, kad galėtų surengti dar vieną ataką, jau turbūt paskutinę ataką pirmajame šių rungtynių kėlinyje ir dar pabandys matyti, kiek padidinti skirtumą. Na, minutės pertraukėlės dabar paprašė vyriausiasis Lietuvos rinktinės treneris Henrikas Giedraitis. Ir matyt, išvysime kažką panašaus į paskutinių sekundžių derinį. Aišku, jeigu kamuolys po antrojo baudos metimo, Sigito Kažukausko baudos metimo, atsidurs Lietuvos jaunimo rinktinės rankose. Taigi, 2 baudos metimai. Ir meta baudos metimus ne Sigitas Kažukauskas, o Arūnas Drąsutis, kuris beje savo komandai pelnė 13 taškų ir 5 iš jų baudos metimais. Ir buvo rezultatyviausias krepšininkas kol kas apskritai šios dienos rungtynėse. Ir metė daugiausiai baudos metimų, atliko labai daug efektyvių ir naudingų prasiveržimų į baudos aikštelę. Ir štai būtent jo prasiveržimą dabar 4-ąją pražangą sustabdė Andrius Jurkūnas. Ir štai paskutinės sekundės 4, 3. Ir nepavyksta ši paskutinioji ataka, kadangi aidi pirmojo kėlinio finalinė sirena. Ir Plungės Olimpo komanda likus 8 sekundėm dar sumažina skirtumą šios dienos rungtynėse ir rungtynių pirmąjį kėlinį pralaimi tik 3 taškų skirtumu. 43-40 pirmąją rungtynių dalį kol kas laimi Lietuvos jaunimo rinktinė ir po neilgos pertraukėlės mes pratęsime transliaciją iš Plungės Olimpo sporto salės apie antrąjį šių rungtynių kėlinį. Tarptautinis krepšinio turnyras Plungėje. Lenkijos nacionalinė vyrų rinktinė, Belgijos ir Lietuvos jaunimo rinktinės ir turnyro šeimininkai Plungės Olimpo komanda. Krepšinio aikštelėje žadanti priminti LKL čempionato bataliją Žemaitijos žiūrovams. Birželio 25-26 dienomis, 19 val. Baltijos televizijos kanalu, transliacijose iš Plungės. Turistinė firma Viliota siūlo jums poilsį prie jūros geriausiame Bulgarijos kurorte Auksinės kopos, o taip pat Palangos ir Neringos poilsiavietėse mažiausiomis Lietuvoje kainomis. Informacija telefonais Vilniuje 65 22 38 ir 65 16 72. Puikiausi baldai iš Suomijos, Vokietijos, Italijos, baldų salone Džereta. Jūsų pasirinkimui madingiausių Europoje spalvų. Ąžuolinės, baltos, raudonmedžio, žalsvos, prabangus ir patogus miegamojo komplektai. Madingi ir dailūs prieškambario baldai, indaujos, sekcijos, sieniniai spintos su veriamomis durimis. Čia išsirinksite baldus virtuviai, vonios kambariai. Ateikite ir nusipirkite baldus savo būstui baldų salone Džereta. Mes garantuojame didelį pasirinkimą ir tik aukštą baldų kokybę. Savaitraštis Autoekspresas. Tai gidas automobilių pasaulyje, tai patarimai visiems vairuotojams, tai Lietuvos ir užsienio automobilių naujienos. Savaitraštis Autoekspresas. Jei jūsų klausia, kokia gi reklamos esmė, atsakykite, reklama skatina konkurenciją. Konkurencija mažina kainas, užtikrina prekės kokybę, o tai labai gerai, ypač jei jūs pirkėjas. Reklama. Jūsų teisė rinktis.
Gerbiami Lietuvos krepšinio gerbėjai, vėl sveiki sugrįžę į Plungės Olimpo sporto salę, kur štai dabar po 15 sekundžių prasidės antrasis kėlinys, pirmasis šio turnyro pusfinalis tarp Lietuvos jaunimo rinktinės ir Plungės Olimpo komandų. Pirmąjį kėlinį 3 taškų skirtumų 43-40 laimėjo aikštelės šeimininkų varžovai, Lietuvos jaunimo rinktinės krepšininkai, ir antrasis kėlinys prasideda gan tradiciškai, vėl Plungės Olimpo krepšininkų atkovotų kamuolių. Na, atkovoti kamuoliai buvo labai svarbus rodiklis šios dienos rungtynėse ir reikia pasakyti, kad sėkmingiau dėl atšokusių kamuolių kovojo Plungės Olimpo krepšininkai, tai matyt lėmė agresyvesnis jų žaidimas ir galbūt dažniausiai didesnis noras atkovoti atšokusį kamuolį. Ir štai padedami tų keletos labai svarbių atkovotų atšokusių kamuolių pavaržovų krepšių, Plungės Olimpo krepšininkai neleido nutolti Lietuvos jaunimo rinktinės žaidėjams. Ir štai dabar Mindaugas Timinskas pelno pirmosius 2 taškus antrajame kėlinyje ir didina skirtumą iki 5 taškų. Priminsiu, šių rungtynių nugalėtojas patenka į turnyro finalą, kur susitiks su kitos poros Belgijos jaunimo ir Lenkijos vyrų nacionalinių rinktinių mačo laimėtojų. Ir prasižengia dabar 5 numeris Evaldas Jocys. Gan daug pražangų surinko per pirmąjį kėlinį Lietuvos jaunimo rinktinė, net 13, tuo tarpu Plungės Olimpo krepšininkai prasižengė 8 kartus. Jocys prasižengė 3 kartą. Tai yra 4, jeigu neklystų, kartą šios dienos rungtynėse ir netaiklus Eugenijaus Vaškio metimas. Na, gan ilgą laiką, daugiau negu pusę kėlinio pirmavo Plungės Olimpo krepšininkai ir tik tai po keletos minutinių pertraukėlių Henrikui Giedraičiui ir Šarūnui Sakalauskui pavyko šiek tiek pagyvinti savo komandos žaidimą gynyboje. Dabar prasižengia 12 numeris Giedrius Aidietis, pirmoji jo pražanga šios dienos rungtynėse. 2 taškus pelnė Eugenijus Vaškys ir dar meta vieną baudos metimą. 45-43 po 7 Eugenijaus Vaškio taško, vėl tik 2 taškų skirtumų pirmauja Lietuvos jaunimo rinktinė, kuri antrąjį kėlinį pradėjo štai tokiu startiniu penketu: Šarūnas Jasikevičius, Mindaugas Timinskas, Dainius Adomaitis, Evaldas Jocys ir Giedrius Aidietis. Priminsiu, pirmajame kėlinyje 4 kartus prasižengė pagrindinis centro puolėjas Lietuvos jaunimo rinktinėje. Šios dienos rungtynėse Andrius Jurkūnas. Plungės Olimpo komandos penketas lieka toks pat: Eugenijus Vaškys, Dainius Miliūnas, Mindaugas Pranskevičius, Ramūnas Drasutis ir Sigitas Kažukauskas. Ir prasižengia dabar gynyboje žaisdamas Eugenijus Vaškys, pirmoji asmeninė pražanga. Ir vėl puikus Dainiaus Miliūno blokas, jau 3 kartą jis blokuoja savo varžovų metimus šios dienos rungtynėse. Ir šį kartą nepasisekė Mindaugui Timinskui, metusiam iš po krepšio. Vėl su kamuoliu Timinskas, prasiveržimas ir gražus perdavimas Aidiečiui, kuris po galingo šuolio krauna kamuolį iš viršaus ir didina skirtumą iki 4 taškų, 47-43, pelno 4 tašką Giedrius Aidietis. Ir dabar gynyboje beveik sėkmingai sužaidė Dainius Adomaitis, tačiau šiek tiek pritrūko keleto centimetrų, kad pavytų išlekiant už aikštelės ribų kamuolį. O dabar ataką turės pratęsti Plungės Olimpo krepšininkai. Dainius Miliūnas, Eugenijus Vaškys, dar 12 sekundžių atakai, meta iš 3 taškų zonos, tačiau netaikliai Mindaugas Pranskevičius ir greito kontrataka Dainius Adomaitis, 3-2. Adomaitis, netaiklus metimas ir vėl dvikova dėl kamuolio laimi šiek tiek greičiau sužaidė šioje situacijoje Plungės Olimpo krepšininkai. Eugenijus Vaškys atmeta kamuolį Mindaugui Pranskevičiui, kadangi buvo labai nepatogi padėtis metimui. Miliūnas grūmėsi dėl kamuolio, buvo beveik atkovojęs, pagyvėjo žaidimas antrajame kėlinyje ir pagyvėjo abiejų komandų kova tiek po savo, tiek po varžovų krepšio. Evaldas Jocys met ir pataiko per Mindaugą Pranskevičių. Priminsiu, Evaldas Jocys, Plungės Olimpo krašto puolėjas, ypač sėkmingai atsiskleidęs ir ypač sėkmingai žaidęs paskutinėme 3-ame LKL čempionate, tapęs vienu iš pagrindinių Plungės Olimpo komandos lyderių. Ir štai dabar į dėmesį atkreipė jau ir jaunimo rinktinės treneriai. Sigitas Kažukauskas po 3 tokių netikėtų varžovams perdavimų liko visiškai laisvas prie 3 taškų zonos, tačiau metimas buvo netaiklus, nepavyko išnaudoti šios galimybės. Na, Plungės Olimpo krepšininkams reikia atiduoti labai daug jėgų, per pirmąjį kėlinį reikia atiduoti, kad apsigintų nuo rezultatyvių varžovų atakų, nuo
galingų aukštaūgių ir štai dabar atrodo, jau pasirodo galbūt ir pirmieji nuovargio požymiai Plungės Olimpo komandos žaidime. Antrą kartą iš eilės sėkmingai atakuoja varžovų krepšį Evaldas Jocys ir pelno savo komandoje 12 tašką bei didina skirtumą iki 8 taškų 51-43. Eugenijus Vaškys ir prasižengia Dainius Adomaitis, kyštelėjęs koją besiveržiančiam Eugenijui Vaškiui. Ir atrodo prašo keitimo Eugenijus Vaškys, tai priverstas palikti aikštelę. Eugenijus Vaškys labai skausmingas kelio sutrenkimas ir vietoje į aikštelę įeina 1,93 cm ūgio Alidas Žukauskas, 6 numeris, kuris pratęs šias rungtynės vietą Eugenijaus Vaškio, o pastarajam krepšininkui iškart yra suteikiama medicininė pagalba. Na, dar šiokius tokius traumos pasiekmes jaučia ir Mindaugas Pranskevičius. Ir netaiklus Dainiaus Miliūno metimas antrajame kėlinyje pagerėjo Lietuvos jaunimo rinktinės krepšininkų gynyba, o štai dabar prasižengia prieš Giedrių Aidėtį Arūnas Drąsutis. Antroji jo pražanga ir Giedrius Aidėtis prie baudos metimų linijos. 4 taškus kol kas pelnė Aidėtį savo komandai. Abu jos beje dėjimais iš viršaus į Plungės Olimpo krepšį. Ir štai netaiklus baudos metimas. Kol kas Lietuvos rinktinė pirmauja 9 taškais. Ir 52-43. 9 taškų skirtumas. Tai didžiausias pranašumas, kurį Lietuvos jaunimo rinktinėje pavyko įgyti apskritai per šios dienos rungtynes. Ir antrajame kėlinyje ši komanda daug tiksliau išnaudoja varžovų klaidas, kurių reikia pasakyti tiek ir padaugėjo gynyboje. Lėtesnis tapo visas spaudimas savo aikštelės pusėje Plungės Olimpo komandoje. Ir tuo vis dažniau ir dažniau naudojasi vikrūs, greiti ir fiziškai gan ištvermingi Lietuvos jaunimo rinktinės žaidėjai. Vėl Evaldas Jocys. Neabejotinai, jeigu Evaldas Jocys šiandien žaistų kitoje aikštelės pusėje, tiesiog sakant, apsivilkęs geltonais marškinėliais, tuomet jėgų santykis būtų šiek tiek kitoks. Ir štai kaip sėkmingai sužaidžia Arūnas Drąsutis, kuriam pavyksta net ir gulinčiam ant grindų pavyksta išmušti kamuolį dar toliau, išmušti iš Mindaugo Timinsko rankų ir ten jau jį pačiumpa Sigitas Kažukauskas, kuris pelno lengvus 2 taškus ir sumažina skirtumą. Ir vėl gan sėkmingas žaidimo etapas, rungtynių etapas Plungės Olimpo komandai. Dar vienas atkovotas kamuolys, perdavimas Dainiui Miliūnui ir pastarąjį stabdo pažeisdamas taisyklės Giedrius Aidėtis. Antroji šio krepšininko pražanga. Bei abiejas gavo antrajame kėlinyje Giedrius Aidėtis ir prie baudos metimų linijos. Ir Dainis Miliūnas, o štai dar kartą šis epizodas, kuomet pasiaukojančiai sužaidė Arūnas Drąsutis. O dabar Dainis Miliūnas nerealizuoja pirmojo baudos metimo. Per pirmąjį kėlinį pelnė 10 taškų Dainis Miliūnas. Ir pirmasis taiklus metimas antrajame kėlinyje, 11 taškas. Lietuvos rinktinės pranašumas dabar sumažėja iki 6, 52-46. Sužaista beveik 5 minutės antrajame kėlinyje. Mindaugas Timinskas, gražus metimas. Nelaukia tokios staigios atakos jo varžovas. Ir aukštai šokęs Mindaugas Timinskas pelno 6 tašką. Ir lietė šiek tiek varžovo mestą kamuolį Lietuvos jaunimo rinktinės gynėjas. Ir dabar puolime prasižengia Arūnas Drąsutis. Trečioji jo pražanga šios dienos rungtynėse. Ir jau Lietuvos jaunimo rinktinė vėl aikštelę grįžo 10 numeris Kęstutis Marčiulionis. Nuo Plungės Olimpo komandoje daugiausiai laiko aikštelėje praleidžia 5 pagrindinio penketo žaidėjai. Na, dar vienas krepšininkas iš Plungės Olimpo patekęs į Lietuvos jaunimo rinktinę yra Ramūnas Petraitis, gynėjas. Ir šio krepšininko nebuvimas Olimpo komanda, aišku, dar labiau susilpnino šią ekipą, kuri kol kas, reiktų pasakyti, gan sėkmingai priešinosi bent jau pirmajame kėlinyje savo varžovams, pranokstantiems ūgių Plungės Olimpo krepšininkus. Dažnai ūgio centimetrus Plungės Olimpo žaidėjai, kaip ir Lietuvos lygos pirmenybėse, kompensuoja šiek tiek didesniu noru laimėti tą ar kitą kamuolį, laimėti tą ar kitą rungtynių epizodą. 56-48. 8 taškai skiria Lietuvos rinktinę nuo Plungės Olimpo krepšininkų, kurie dabar bando tęsti tą agresyvę ir kibą gynybą. Ir vėl nepavyksta jos sulaužyti pirmojų bandymų Giedriui Aidėčiui, tačiau šiam krepšininkui laiku
Į pagalbą atskubėjęs Šarūnas Jasikevičius pelno 7-ąjį tašką ir didina skirtumą iki 10, 58-48, o štai dabar sužingsniuoja Plungės Olimpo komandos gynėjas Arūnas Drąsutis. Šiose rungtynėse priverstas žaisti krašto puolėjo pozicijoje ir dengti šiek tiek aukštesnį, 4 cm už save aukštesnį Mindaugą Timinską. Mindaugas Pranskevičius prieš Evaldą Jocį ir Alydas Žukauskas dabar dengiant į Šarūną Jasikevičių, beje, leidęs pastarajam krepšininkui atitrūkti nuo savęs. Ir štai dabar tik žingsniai išgelbsti Plungės Olimpą nuo gan nemalonios situacijos po Olimpo krepšių keitimą abiejose komandose. Į aikštelę atsigavęs po nedidelės traumos vėl grįžta Eugenijus Vaškys ir varžovų komandoje aikštelėje vėl pasirodo 2,4 cm ūgio puolėjas Nerijus Karlikanovas. Ir su kamuoliu dabar Plungės Olimpo krepšininkai. Dainius Miliūnas ir netaiklus metimas iš sudėtingos padėties. O tuo tarpu pabėga Dainius Adomaitis ir pelno 2 taškus. Tai 5-asis komandos kapitono taškas šios dienos rungtynėse. Ir po jo metimo skirtumas jau išauga iki 12 taškų, 60-48. Dainius Miliūnas ir jis stumteli. Giedrius Aidietis, 3-oji Aidiečio pražanga šios dienos rungtynėse. Ir minutės pertraukėlė, kurios prašo Olimpo komandos treneris Steponas Milašius. 60-48 Lietuvos komandos pranašumas dabar išaugo iki 12 taškų. Na, lieka žaisti dar 12 minučių ir 53 sekundės iki šio kėlinio, iki antrojo šių rungtynių kėlinio pabaigos. Jūsų ekranuose paskutinė sėkminga Lietuvos rinktinės, jaunimo rinktinės kapitono Dainiaus Adomaičio ataka, po kurios skirtumas ir padidėjo iki rekordinio 12 taškų skaičiaus. Na, bei rezultatyviausiai Lietuvos jaunimo rinktinė kol kas žaidžia 12 taškų pelnęs Evaldas Jocys. Ir 6 yra 9 vien per pirmąjį kėlinį įmetė Kęstutis Marčiulionis, 6 pelnė Mindaugas Timinskas, 7 Šarūnas Jasikevičius. Na, Olimpo komandoje pirmajame kėlinyje rezultatyviausiai ir aktyviausiai žaidė Arūnas Drąsutis, pelnęs 15 taškų, tačiau antrajame kėlinyje kol kas jį pavyko uždaryti Lietuvos jaunimo rinktinės žaidėjams ir iš viso 11 taškų pelnė Dainius Miliūnas, 7 Eugenijus Vaškys, 6 Sigitas Kažukauskas. Ir štai vos nepavyko įspūdingai užbaigti atakos Arūnui Drąsučiui. Išgelbėjo tik tai galingas Giedriaus Aidiečio šuolis. Ir pavyko apsiginti Lietuvos jaunimo rinktiniai. Mindaugas Timinskas gan lengvai, nerūpestingų judesių antruoju metimu pelno 2 taškus. Ir jis yra rezultatyviausias žaidėjas antrajame kėlinyje. Lietuvos rinktinės sudėtyje 62-48, 14 taškų skirtumą dabar pirmauja Lietuvos jaunimo rinktinė, vis didinanti skirtumą ir kontroliuojanti padėtį aikštelėje. Na, šiek tiek netaiklus Arūno Drąsučio metimas, prasiveržus pro 2 jaunimo rinktinės krepšininkus. Ir 2 taškus dabar iš sunkios situacijos pelno Dainius Adomaitis, o prieš tai dar prasižengė Eugenijus Vaškys, antroji Vaškio pražanga. Na, štai prieš paskutinę sėkmingą ataką, kuomet pavyko ir atkovoti kamuolį, ir iškart pelnyti taškus Mindaugui Timinskui. Naujo komandos draugas Dainius Adomaitis dabar meta baudos metimą. Ir po šio baudos metimo jis jau surenka 8 taškus, o lietuviai, jaunieji lietuviai padidina skirtumą šiose rungtynėse iki 17 taškų, 65-48. Na, šiek tiek pavargo matyti per pirmąjį kėlinį Plungės Olimpo komandos žaidėjai, kuriem, kaip jau minėjau, reikėjo grumtis beveik visą laiką su šiek tiek aukštesniais už save krepšininkais. Ir dabar jau Lietuvos jaunimo rinktinės žaidėjai vis dažniau ir dažniau laimi kovą dėl atšokusių kamuolių. Štai buvo priverstas pailsėti, leisti atsipūsti ir Dainiui Miliūnui. Steponas Milašius pagrindiniam komandos centro puolėjai. Ir dabar dar daugiau spragų Plungės Olimpo komandos gynyboje ir jas dabar galės išnaudoti bent jau vieną iš jų Mindaugas Timinskas. Taiklus baudos metimas, Timinskas pelno 9 tašką savo komandai. Ir 10 taškas. Po Mindaugo Timinsko 2 baudos metimų skirtumas padidėja iki 19 taškų, 67-48. Ir
Dabar netaiklus buvo Eugenijaus Vaškio metimas iš 3 taškų zonos, tačiau lietė metančio Plungės Olimpo komandos snaiperio ranką Dainius Adomaitis. Ir tai yra 3 asmeninė Adomaičio pražanga. Nuo baudos metimus dabar 3 baudos metimus meta Eugenijus Vaškys. Taiklus pirmasis, Vaškys pelno 8 tašką. Antrasis netaiklus ir dar vienas baudos metimas. Po taiklaus metimo skirtumas, su kuriuo pirmauja Lietuvos rinktinė, sumažėja dėka šiek tiek. 67-50 pirmauja jaunieji Lietuvos krepšininkai, kurie dabar atrodo jau nebepraleis progos laimėti šias rungtynes, nebeleis varžovams panaikinti to įgyto pranašumą. Iki rungtynių pabaigos lieka dar 11 minučių ir 15 sekundžių. Ir Lietuvos rinktinė per tas 9 minutės padėjo gan neblogus pagrindus keliui į šio turnyro finalą. 2 taškus dabar pelno Tomas Venskūnas. 4 jo taškas ir su kamuoliu Kęstutis Marčiulionis. Krepšininkas prieš porą metų išvažiavęs Jungtinės Amerikos valstijas, prieš tai rungtyniavęs Žalgirio komandoje ir laimėjęs šią komandą, kaip jau minėjau, pirmojo LKL čempionato aukso žiedus. Tomas Venskūnas, Nerijus Karlikanovas ir netaiklus metimas, o kamuolį vėl atkovojo Plungės Olimpo krepšininkai, kurie dabar pralaimi 15 taškų skirtumu. Tomas Venskūnas. Ir netaiklus šį kartą Tomo Venskūno metimas, teisėjas rodo galima žaisti toliau ir matau vėl keisti žaidėjus ruošiasi Henrikas Giedraitis ir Šarūnas Sakalauskas. Į aikštelę pirmą kartą antrajame kėlinyje įeis Andrius Jurkūnas, 4 pražangos surinkęs krepšininkas per pirmąją šių rungtynių pusę. Trečią kartą prasižengia Eugenijus Vaškys. Ir vėl aikštelę grįžo kiek pailsėjęs Plungės Olimpo komandos centro puolėjas Dainius Miliūnas, kuris štai dabar atkovoja kamuolį. Ir vėl gali tęsti ataką Plungės Olimpo krepšininkai. Sužaista 10 minučių ir 5 sekundės antrajame šių rungtynių kėlinyje. Ir gražus Mindaugo Pranskevičiaus prasiveržimas. Dar 2 taškus pelno Plungės Olimpo komandos kapitonas. Ir dabar skirtumas sumažėja iki 13 taškų. Galbūt kiek ir atsipalaidavo Lietuvos jaunimo rinktinės žaidėjai, tačiau vėl 2 taškus pelno ir skirtumą didina Mindaugas Timinskas, beje, sėkmingiausias antrojo kėlinio Lietuvos rinktinės žaidėjas, per antrąją rungtynių pusę pelnęs jau 10 taškų ir iš viso surinkęs 12. Po įmetimo vėl skirtumas išaugo iki 5 taškų. Na, štai dabar Tomas Venskūnas, aišku, stengsi žaisti labai aktyviai, o to negalima pasakyti apie Andrių Jurkūną, kuris gynyboje dabar yra priverstas žaisti atsargiai, kadangi turi 4 asmeninės pražangas ir pernelyg nebegali stengtis gynyboje, bandydamas sutrukdyti Tomui Venskūnui, kuris pelno 6 tašką. Vėl skirtumas sumažėja iki 13 taškų. Na ir vėl negali pernelyg atsipalaiduoti Lietuvos jaunimo rinktinės krepšininkai. Timinskas vos nenutraukė šią perdavimą Dainius Miliūnas. Vėl keitimas Lietuvos jaunimo rinktinėje. Vietoj Kęstučio Marčiulionio aikštelę grįžta Šarūnas Jasikevičius, 20-metis 1,93 cm ūgio gynėjas, Europos jaunių čempionas. Taip ir dar 4 šioje rinktinėje esantys krepšininkai. O dabar prasižengia Tomas Venskūnas. Tai yra pirmoji Venskūno pražanga šios dienos rungtynėse. Na, nepaisant to, kad ši rinktinė vadinasi Lietuvos jaunimo rinktinė, joje jau gan daug, galima taip pasakyti, tituluotų krepšininkų, 4 Europos jaunių kadetų čempionai. Šarūnas Jasikevičius, Kęstutis Marčiulionis, Andrius Jurkūnas ir Nerijus Karlikanovas, 3 LKL čempionai ir 1 NCAA pirmenybių superfinalo dalyvis, tai Marius Janulis, kurio kol kas šios rungtynėse aikštelėje dar nematėme ir kuris studijuoja Sirakūzų universitete žaidžia komandoje, kuri šiais metais pasiekė didįjį ketvertą ir netgi iškopė į finalą, kur po labai tiklios kovos pralaimėjo savo priešininkams.
Ir netaiklus šį kartą Andriaus Jurkūno tritaškis, tačiau grąžina kamuolį į aikštelę. Jaunasis Lietuvos rinktinės centro puolėjas ir tęsia ataką Lietuvos rinktinė. Dar vienas netaiklus metimas iš 3 taškų zonos. Ir dabar skirtumas tik 12 taškų. Matyt, pabandys išsklaidyti tą pasitikėjimą savo jėgomis Olimpo krepšininkai. Ir tai dar kartą įrodo sėkmingas Dainiaus Miliūno prasiveržimas, po kurio jisai pelno 13 tašką. Ir štai dabar skirtumas vėl sumažėja iki 10 taškų, 70-60. Išmuša kamuolį Tomas Venskūnas, taigi Plungės Olimpo varžovai pratęs ataką. Tačiau naujas atakai laiko limitas nebus skiriamas. Ir dar iki atakai skirto laiko pabaigos lieka 15 sekundžių. Vėl su kamuoliu komandos kapitonas Dainius Adomaitis, Šarūnas Jasikevičius, Andrius Jurkūnas, 7 sekundės. Timinskas reikia mesti 2 sekundės ir taiklus tolimas Mindaugo Timinsko metimas. 15 taškų jau pelnė Mindaugas Timinskas savo komandai ir tampa rezultatyviausių krepšininkų Lietuvos jaunimo rinktinėje. Šios dienos rungtynėse 73-60 jas kol kas laimi Lietuvos rinktinė. Kaip jau minėjau, prieš keletą dienų, prieš savaitę ši komanda laimėjo tarptautinį turnyrą Turkijoje. O štai dabar techninė pražanga. Lenkų arbitras baudžia Mindaugą Timinską už pernelyg aktyvius veiksmus, diskutuojant su rungtynių arbitrais arba netgi nurodinėjant jų klaidas, kurias jie daro pasak Mindaugo Timinsko. Ir pelno taškus. Bent jau pirmąjį baudos metimą pataiko Pranckevičius, taiklus ir antrasis, 9 taškas ir skirtumas vėl sumažėja iki, dar negarantuoto 11 taškų skaičiaus. O štai trečiasis baudos metimas iš eilės netaiklus. Ir dabar galimybė sumažinti skirtumą jau iki 10, tačiau ir ji neišnaudota. Ir kamuolys vėl Lietuvos jaunimo rinktinės rankose. Karlikanovas, netaiklus metimas. Ir vėl kamuolį atkovoja Plungės Olimpo komanda. Eugenijus Vaškys pereina varžovo aikštelės pusę. Lygiai 7 minutės lieka iki kėlinio pabaigos. Vaškys vos nepameta kamuolio. Dainius Miliūnas per aukštai šokusi Jurkūną. Ir metimas netaiklus, o savo krepšio prieigas dabar jau gan patikimai antrajame kėlinyje saugo Lietuvos jaunimo rinktinės krepšininkai. Ir matyt, tai viena iš priežasčių, tokio pirmo gan lygaus kėlinio priežasčių, kurias nurodė savo auklėtiniams Henrikas Giedraitis ir Šarūnas Sakalauskas. Ir vėl apmaudi klaida. Štai tokių apmaudžių klaidų kol kas nepavyksta išvengti ir antrajame kėlinyje Lietuvos jaunimo rinktiniai. Ir tai leidžia Plungės Olimpui visą laiką neleisti atsipalaiduoti savo varžovams. Štai vėl perdavimas po krepšiu. Ir 2 taškus po sėkmingo Mindaugo Pranckevičiaus perdavimo pelno Dainius Miliūnas. Iš viso pelnėjo 15 taškų savo ekipai ir dabar jis pasivijo Arūną Drąsutį, kuris yra įmetęs lygiai tiek pat 15. Tačiau visus jos pelnė per pirmąją rungtynių pusę. Dainius Adomaitis. Ir sujudo Plungės Olimpo komandos gerbėjai, vėl gausiai susirinkę šioje salėje. Galima pasakyti, kad kol kas tęsiasi ta olimpomanija, kuria gyvena Plungės miestas. Tai papasakojo vienas iš šios komandos vadovų. Per tą nedidelę pertrauką nuo to laiko, kol pasibaigė LKL pirmenybės, pavyko išparduoti jau 80% visų sezoninių abonementinių bilietų, kurie yra skirti kitam sezonui. Ir matyt, kad ir kitais metais Plungės salė anaiptol nebus pati ramiausia vieta bet kuriai Plungės Olimpo komandos varžoviai. Dabar 9 taškai skiria komandas ir su kamuoliu Lietuvos jaunimo rinktinė 73-64. Ir taiklus Mindaugo Timinsko metimas, 17 taškas. Beje, Turkijoje Lietuvos rinktinė žaidė su JAV komanda, su Kroatija, Izraeliu, Slovenija ir Turkija. Ir ten, kaip jau minėjau, patyrė vieną pralaimėjimą, Jungtinių Amerikos valstijų komandai, tačiau iškovojo pirmąją vietą ir, kas yra galbūt šiek tiek svarbiau, sugebėjo įveikti 2 savo varžovus. Izraelio krepšininkų 79 ir 78 ir Slovenus 72-57. Būtent šias 2 komandas, kurios bus ir Lietuvos jaunimo rinktinės pogrupyje.
Turkijoje prasidėsiančiame čempionate Liepos 30 dieną. Na, dar vienas šio turnyro dalyvė, Belgijos komanda pateko į kitą pogrupį ir žais Bursos mieste. Lietuvos komanda rungtyniaus Stambule. Na ir kol kas tik 11 taškų pranašumas, lieka žaisti 4 minutės 30 sekundžių. Ir dabar, matyti, Olimpo krepšininkai pabandys surengti dar kažką panašaus į paskutinį spurtą. Ir kol kas tai sėkmingai daro Sigitas Kažukauskas, 8 šio krepšininko taškas. Ir dar vienas perimtas kamuolys, Sigitas Kažukauskas. Teisėjai rodo, galima žaisti toliau. Kažukauskas sugeba atiduoti kamuolį Vaškiui, tačiau pastarojo metimas netaiklus. Jeigu ir ši ataka būtų užsibaigusi sėkmingai, tuomet Plungės Olimpo komandos varžovams matyti tektų atlaikyti dvigubai padidėjusi Plungės Olimpo krepšininkų spaudimą. Kol kas 9 taškais pirmauja Lietuvos rinktinė, lieka dar 4 minutės iki antrojo kėlinio pabaigos. Evaldas Jocys ir labai jau netaiklus Evaldo Jocio metimas, dar vienas šansas Plungės Olimpo komandai. Gal netikėtai pagyvėjo rungtynės pačioje antrojo kėlinio pabaigoje. Eugenijus Vaškys. Reikia labai nedaug, dar keletos sėkmingų atakų. Tačiau jas labai sunku surengti per aukšto ūgius Lietuvos jaunimo rinktinės krepšininkus. Adomaitis. Mindaugas Timinskas. Neskuba dabar Lietuvos jaunimo rinktinės krepšininkai. 9 taškai skiria komandas ir dar vienas taiklus, tolimas Mindaugo Timinsko šūvis. 20 iš šio krepšininko taškas. Beje, 18 iš jų pelnė antrajame kėlinyje Mindaugas Timinskas. Ir jis yra rezultatyviausias krepšininkas Plungės Olimpo komandos varžovų gretose. Vėl Timinskas perima kamuolį ir priverčia prasižengti Eugenijų Vaškį. Ketvirtoji Vaškio pražanga. Minutės pertraukėlės dabar prašo Henrikas Gedraitis ir Šarūnas Sakalauskas, vyriausiasis Lietuvos jaunimo rinktinės treneris ir jo asistentas. Po Mindaugo Timinsko tritaškio padėtis aikštelėje tapo vėl kiek ramesnė. Lietuvos rinktinė padidino skirtumą iki 12 taškų, 78-66. Ir dabar iki rungtynių pabaigos lieka dar 3 minutės ir 7 sekundės. Būtent tiek laiko dar turi. Pagirtinai kovoja šiandien Plungės Olimpo krepšininkai. Ir būtent tiek laiko dar reikia atlaikyti savo varžovų spaudimą ir atakas Lietuvos jaunimo rinktiniai tam, kad iškovotų teisę žaisti šio turnyro finale. O jų varžovas finale, šių rungtynių nugalėtojų varžovas finale paaiškės po Belgijos jaunimo rinktinės ir Lenkijos vyrų rinktinės dvikovos, kuri vyks pasibaigus šioms rungtynėms. Na, rytoj Baltijos televizija 19 val. Pradės transliaciją apie finalinės šio turnyro rungtynės. Na, beje, šio turnyro rengėjai yra Lietuvos krepšinio federacija ir krepšinio klubas Plungės Olimpas. Lietuvos krepšinio federacija įsteigė 4 taures, kuriamis bus apdovanotos visos šios komandos, tik tai, aišku, jų išvaizda, na, o galbūt ir vertė yra nevienoda. Ir įsteigti dar 5 individualūs prizai, kurios įsteigė akcinė bendrovė Minija, užraždė akcinė bendrovė Jusvaima, taip pat akcinė bendrovė Viltis, privati individuali įmonė Debesna ir Plungės rajono savivaldybė. Taigi šių 5 įmonių ir organizacijų įsteigtais prizais bus apdovanoti kiekvienas geriausias komandos žaidėjas, kiekvienoje komandoje pats geriausias žaidėjas ir naudingiausias turnyro žaidėjas. Na, kol kas 14 taškų pirmaujantį Lietuvos rinktinė. Dabar bando apsiginti nuo Plungės Olimpo krepšininko atakos. Eugenijus Vaškys, na, siekiant dar labiau paaštrinti situaciją šios rungtynėse, reikalingi tolimi metimai arba greitos rezultatyvios kontratakos Plungės Olimpo komandai. Tačiau štai po šios klaidos dar vieną galimybę išnaudoja Andrius Jurkūnas, pelnydamas savo komandai 12 tašką. Ir po jo metimo skirtumas padidėja iki 16 taškų ir jau galutinai atrodo ir nepavėjamai nutolsta nuo savo varžovų Lietuvos jaunimo rinktinė, kuri, nepaisant keletos duobių, antrajame kėlinuke žaidė kiek sėkmingiau už savo varžovus. Plungės Olimpo krepšininkus, kurie matyti šiek tiek pavargo po tokio aktyvaus pirmojo rungtynių kėlinio. Kamuolys išlieka Lietuvos jaunimo rinktinės rankose ir Šarūnas Jasikevičius grąžins į aikštelę. Mindaugas Timinskas. Timinskas labai sėkmingai rungtyniaujantis antrajame kėlinyje, toliau tęsia taiklių metimų seriją. Ir jeigu neklystu, Mindaugas Timinskas antrajame kėlinyje
nepataikė vos keletą kartų, pelnė jau 22 taškus savo komandai ir dabar po jo taiklaus metimas skirtumas padidėja iki 18. Išsaugo kamuolį Plungės Olimpo krepšininkai savo rankose, vėl su kamuolio Arūnas Drąsutis, lieka minutė 55 sekundės iki kėlinio ir jau iki rungtynių pabaigos, taigi Lietuvos jaunimo rinktinė iškovoja teisę žaisti finale, nuo Plungės Olimpo komanda rytoj žais įspūdingas Jurkūno dėjimas, taigi Plungės Olimpo komanda žais dėl 3.-4 vietos su ta komanda, kuri pralaimės antrąjį šio turnyro pusfinalį, tai bus arba Lenkijos vyrų, arba Belgijos jaunimo rinktinė. Graži Olimpo ataka ir vėl ją pradeda Mindaugas Pranskevičius, o užbaigė šį kartą Eugenijus Vaškys pelnantis 11 tašką. Minutė 20 iki rungtynių pabaigos ir 86-68, 18 taškų skirtumų pirmauja Lietuvos jaunimas. Mindaugas Timinskas perdavimas Jurkūnui ir sužingsniuoja. Andrius Jurkūnas nebepavyko išmesti kamuolio ir buvo priverstas su kamuoliu nusileisti ant žemės Andrius Jurkūnas, o štai šis įspūdingas dėjimas, Jurkūno dėjimas iš viršaus vėl padidinęs skirtumą. Na ir štai dabar prasideda paskutinė šių rungtynių minutė. 68-86. Plungės Olimpas atsilieka nuo savo varžovų ir grumtynės dėl kamuolio. Dėl kamuolio kovos Tomas Venskūnas ir jo klubo draugas Ramūnas Petraitis, dabar žaidžiantis Lietuvos jaunimo rinktinėje. Taigi Venskūnas 2 metrai 7 centimetrai ir Ramūnas Petraitis, kurio augis 1,90 m. Štai komandos draugų, tikrųjų komandos draugų pasisveikinimas. Ir kova dėl kamuolio. Šio ginčytino kamuolio likus 53 sekundėm, kurią laimė Lietuvos jaunimo rinktinė. Ir dar vienas įspūdingas dėjimas iš viršaus, šį kartą Mindaugas Timinskas. Galingas skrydis varžovų krepšio link ir po jo dėjimo iš viršaus skirtumas padidėjo iki 20 taškų. Na, Mindaugas Timinskas neabejotinai pats rezultatyviausias ir turbūt naudingiausias krepšininkas šios dienos rungtynėse Lietuvos jaunimo komandoje, pelnęs 24 taškus per šias rungtynės, 22 iš jų per antrąjį kėlinį ir antrajame kėlinyje dažniausiai atsidurdavęs Lietuvos rinktinės atakų smaigalyje. Nu, Plungės Olimpo komandoje taip pat po sėkmingai sužaisto pirmojo kėlinio Arūnas Drąsutis pelnęs per pirmąją pusę 15 taškų, antrajame kol kas nepelnė taško, o jį pagal pelnytus taškus pasivijo Dainius Miliūnas. Arūnas Jasikevičius su kamuoliu, 15 sekundžių iki antrojo kėlinio pabaigos. Ir paskutinioji Lietuvos jaunimo rinktinės ataka, vėl Mindaugas Timinskas įdengia Arūnas Drąsutis. Timinskas prasiveržė pro kairįjį kraštą, tai yra pro dešinįjį kraštą ir likus 7 sekundėm iki finalinės sirenos dar priverčia prasižengti 8-ąjį numerį Tomą Venskūną. Antroji asmeninė pražanga. Na, Šarūnas Saklauskas rodo, kad bandytų paspausti savo varžovus jaunimo rinktinės krepšininkai žaidžiantys šiuo metu aikštelėje, o Timinskas tuo metu toliau didina savo taškų kraitį ir didina skirtumą šios dienos rungtynėse. 90-68, 22 taškais pirmaujantis Lietuvos rinktinės žaidėjai dabar bando apsiginti nuo paskutinės atakos, tačiau nesėkmingai, likus 2 sekundėmis Sigitas Kažukauskas pelno 10-ąjį tašką savo komandai ir mažina skirtumą iki 20 taškų. Taigi, pirmajame pusfinalyje šiame tarptautinėme turnyre Plungėje Lietuvos rinktinė 90-70 laimi prieš Plungės Olimpą ir iškovoja teisę žaisti šio turnyro finale. Priminsiu, antrajame pusfinalyje rungtyniauja Belgijos jaunimo ir Lenkijos vyrų rinktinės ir šio mačo nugalėtojas žais rytoj čia pat Plungėje su Lietuvos jaunimo rinktinė dėl pagrindinio prizo. Baltijos televizijos transliacija 19 valandą.
Tarptautinis krepšinio turnyras Plungėje. Lenkijos nacionalinė vyrų rinktinė, Belgijos ir Lietuvos jaunimo rinktinės ir turnyro šeimininkai Plungės Olimpo komanda. Krepšinio aikštelėje žadanti priminti LKL čempionato batalijas Žemaitijos žiūrovams. Birželio 25-26 dienomis, 19 val. Baltijos televizijos kanalu, transliacijose iš Plungės.